Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokiniai įrodė, kad rokas valdo visą Kelmę. Muzikos studija Obertonas susižėrė 25 žiūrovų simpatijas ir tik Eglė Juozapaitienė turėjo prie ko prikibti. Iš tikrųjų sužavėjote. Buvo labai gražu ir kad Kelmė yra toksai ansamblis, kuris vadinasi Obertonas. Bet ar jūs grojate tik tai užsienietišką muziką? Ne. Klausykit, sugrokit ką nors lietuviškai. Leiskim šį vakarą akims pailsėti. Išlaikė reikliosios komisijos narės egzaminą, Obertonas patiko absoliučiai visiems komisijos nariams. Vaikinai ir merginos, jūs labai gerai grojat. Tikrai. Aš neturiu klausimų, man labai patiko viską. Sakau, patinka. Vitalijus. Nėra prie ko priskabinti. Man patinka. Labai ačiū. Žinoma, kad patinka. Šiandien studijo Obertonas muzikos garsais bandys užkariauti projekto 2 minutės šlovės finalą. Kas nors anam gale, pabundam ir balsuojam, nes scenoje tikra Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos pažiba, muzikos studija Obertonas. Duokit atsigert, nes tuoj bus karšta. Tai kokias pakilės